visi, šiandieną atvažiavom į svečius pas Evaldą. Į svečius atvykom netuščiom, atsivežėm šalną, giedrą ir... Kas čia dabar pas mums dar buvo? Dar kažkas? Kažkas jo buvo, kad... Nėra vėja, giedra, šalna. Šiaip visos sąlygos, kurios nėra tenkamos trofėjinės žuvys žvejyboje. Aplamai plėšrūnų žvejyboje. Jo, blogai. Ir mes su kolegom jau juokavom, sakom, nu tai ką čia dabar daryti, nes iš dar vakarą, sakykime, rodė ir vėjai, ir tą lietučią. Ir lietaus, kad džiaugiamės jau. Ir rūbai sudėti buvo, ir dabar net nesimio Gore-Texą, užsidėjo tik paprastų, nes tik nuojaut, kad mes čia dirbsim iš pietuką. Nieko, tam turim gerą dėdę, manau, kad padės dėdė. Oras geras, bet ne žvejybai. Tai va, bandysim šiandien tos visus mitus sugriauti, žvejosim Sevičgero masalais, Sevičgero kotais ir tikėkime parodysim gražių laimikių. Galiu iš karto, bičiulį, pasakyti, kad kažką su echolokacija mes nieką nesinaudosim. Taip, turim echolotų užsidėję, yra netgi laivus užsidėjęs, bet laivo daugiau kolegom noriu parodyti, buvo prašė. O šiaip pats echolots, jiems tradicinį to šoninį skanavimo, kad truputėlį pasižiūrėti, kur senų žolių lygiai, kažkokie likučiai yra, kažkokie kupstai yra. Ir stosim, kur mailios daugiau ir tiesiog šukuosim šukavimą būdų. Paprastų senų metodų. Taip, klasiok tą, sakykim, tik tiek, kad, bereik, aš to tvenkin žino, kaip bebuvė, tai aš galiu ir be echolotą, bet gal gražiau žiūrėsis. Įdomu patiem pamatyti. Jo, patiem, kolegos, jie daugiau, kaip saka, dugninės meistrai. Patirties pasisemti iš tavęs reikės. Tai čia, kaip sakyti, nušausim dozų iki 1 metų. O šiaip žvejybos labai klasikinė. Galvoju, gal pasiimsim 3 skirtingus būdus, sakykime, masalų, nes žiūrint į sąlygas viskas neaiškiai yra, tai jiems tokius didesnius, sakykime, 22, 23, gal 25 cm ir kiti bus 18-20 kits kolektyvus čiops ir dar galbūt mažesnius. Netgi paimsim dar kokį 15, gal dar mažiau. Nes tada matysim jo, kas daras čia. Ant ko greičiau atsiliepia. Taip. Ne tai, kad atsiliep, didelą ją neatsilieps, taip sakė. Bet vis tiek, ar veiksams vyks aplamai tvirtiniai. Planas yra. Įmam įrankius ir bandom. Reikia jį įvykdyti. Pamušim, o ne? Nu tai plaukia. Taigi, Evaldai, sakėjai man, paruoši pavadėlį. Buvau paskolinęs kolegom, tai ten matei, kas buvo. Gal su tokiu valu nereikia pradėti gaudyti. Reikia persirišti per naują. Tai sakai, čia nieko man nereikia, jokių mazgų, jokių nieko. Mes mazgo turėsim, be abejonės, bet tas mazgos lengvai einant per žiedą. Čia svarbiausias momentas yra, sakykime, kai mes ryšam su suktuku, suktuko mes galim davesti tik iki priekinę žiedą. Ir jeigu mes norim didesnę pavadėlę, sakykime, ilgesnę, ne didesnę. Sunku tada. Jo, mes negalim prakišti, tada mums metims labai sudėtingas, jeigu daugiau kolegų žvejoja. Taip. Daug problemų yra. Tai... Kas nematyt, galit pas man YouTube'ai pažiūrėti, čia gal mums nebus lengviau parodyti, išarti ir visą kitą. Jamam fluorokarbono, lydekų, trofėjinių lydekų žvejyboje jamat 0,912 mm storumą. Va, pasimet, kažkur įsikišat pasitvirtinat, kaip sakykime, sutepimą, jei galim man valiuką dėdė. Prašom. Jamam, va tokiam tipaž dvigubo kilpą ir vyniojam ant pirštą. Anviniojam čia tik todėl, kad laikytus, kad neišsmoktų. Va, mūsų yra toks pasiėmims. Ir dabar ką mes darom? Šito pinam kasytę. Į vieną pusę. Fluorokarboną sukam. Jo, sukam fluorokarboną. Ir taip padarom 20 kartų. Greičiausiai kameros būna visat sunkiau sekas. Liek mums patoks gals. Ir to galo jamam su pagrindiniu valu. Pasimam. Va šitaip. Pasimėm ir tas likutis, kur yra. Čia yra mano pagerė, sakykime, tas mas. Darom va tokio kilpo. Dar papildomą mazgelį tokį bus. Ne mazgelį. Padarom va kilpą ir per jo perkišam 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5. Tada to šniūrą galo pasimam čia. O va šito atviniojam atgal. 1. Tai čia nusivinioji, kur mes prakyšom, o užsivinioji kitoj pusėj. 5.
Čia yra tas pats vyniojams, kur mum meškeriam žiedam vyniojam, kad jūs nematytumėt mazgą. Jie lygiai taip pat užvynioja ir mūsų mazgas gaunas po visų tuo papinimu. Aišku, lubrikants visada gelbėja visur. Biškel pritraukiam arčiau šičia, tada įdantis to grož ir tempiam į bitutę pilkoji, šitai. Ir mes turim gero mazgiuko, be jokių surišimo ant fluorokarbono, kaip matai. Nu gerai, dar šitą vietą, kaip aš ir suprantu, viskas gerai. O kaip bus su tuo dabar karabinu? Tuoj, pala. Čia dar ko pasidarom, truputėlį. Žiūrtuvėlę. Burbuliuką turim, kad ir nerūkant. Čia Čiut. vėjas pučia. Jo, bet nieko, čia labai nedaug reikia. Kaip rūkalė, nemokam, aišku, tą daryti taktiškai. Čiut, kad grybuks būtų. Jisai tikrai nėra toks svarbus. Bet ir aštrios briaunos tada tokios net nelieka nuo kandimo. Ne, aštrums tas neliek. Šiaip negalim labai argi daug uždegėti. Turėkite omeny, kad nuo uždeginimo atsiranda argi aštri briauna. Nes jinai, kai lydas, jisai lenkiasi. Ir sudega. Taip. Ką dabar? Jamam, va. Kažkur tokį pavadėlį. Maukšt. Bus reikalų atsekti šitą. Ir lydekai reiškia sunku atsekti. O jeigu lengviau mum, reiškia ir jai lengviau numušti mūsų sektuką. Pasimam sektuką, kišam, paprastai, va. Turim, jeigu gali biškį palaikyk, kad, va, šitaip darom vieno mazgo. Va šitaip, va. Ir šito vieto tuščio pasiliekam ir per jo perkišam dar karto, va taip. Atein, sutepam, va dabar patempsiu ir dabar be žirklų čia aišku, čia jau niekur nesigaus. Ir dabar klausykitės, gars turi būti. Va toks. Girdėjot? Truk. Tai reiškia, mas persimetė mas. Viskas. Mirtins. Nėra geresnė. Va tiesiog jūs galite, ko nori daryti. Labai mažas. Tikrai mažas. Nes dažniausiai iš tokio fluorokarbono storo ten labai... Taip. Labai storas gaunasi ir sunkiai užsitempinėja, jis nenori užsitempti. Jas atsileidiniai, vakame. Tai va šitas būds. Viskas. Va. Tai mes su Arūnu žvyvo pradėjom Gobi Shad masalais. Jie realiai mūsų kaip ir favoritai yra, daugiausia mes jo apžuvinę
daugiausiai lydekus jais pagavę. Evaldas, mačiau, mėto raušą didelį. Kaip įdomu, teisingą pravedimą reikia gobio padaryti. Evaldas tiek, kadangi tikrai didesnę patirtį turi žvejojant su šitais masalais, tai turėtų, manau, paaiškinti, kad dar efektyviau jis veiktų. Nu, su tais neraušiais gobišadės, sakykime, tai situacija yra galbūt ta, kad jie lėtesni masalai yra, tai kurie jau norit gaudyti, ar mažiukai, ar tie didesni variantai, lėčiau truputėlį juos traukėt. Nebent jūs turėt susisukę į priekį specialius pasunkinimus, nevadinamus kiaušinius, kurie kabinami yra, bet susukti pasunkinimą, sudėti pasunkinimą į pilvą, kurie išbalansuoja. Kitu atveju jūs turėt lėtai traukti. Ir kai jūs traukėt, sakykime, taip imkim sąlyginai 6 metrus gilį, traukėt 6 metrus gilį, sukat rankenėlę, užmetė kažkiek nusileidė, sakykime, į 3 metrus. Kai jūs pradedat sukti, jeigu neužtenk svorio, jūsų masals pradėjo užkilinėti į viršų. Tai jūs privalot būtinai išlaikyti pauzę ir nebūtinai, kad sekundė, galbūt 3 sekundės. Nes per sekundę sustojimo, jeigu nėra pakaustėt, jisai praktiškai nenuskęs, jisai tiesiog sustoja darbs. Tai kad paskandinti vėl kažkokių metrų žemiau, jūs apie koks 2-3 sekundės turėt palaukti ir vėl iš naujo tada lėtai sukti. O šiaip tai pauzyti, nepabijoti reikia, ypač rudenį, truputėlį pauzelių padaryti tokių. Sukat sau lengvai iš lėtą ir sustokit, viens sekundę ir vėl toliau lėtai sukat. Nes ant tos pauzės ir nuo pauzės pradėjimą vėl toliau judėti, dažnu atveju lydekos atakos ir įvyks, nes jinai sek, kai sustojom, jinai priein dar arčiau, jai baisiai įdomu, kodėl mes čia sustojom. Ir kai tik tai pajudam, jai toks jausmas, kad nuo jos bėg kažkas ir jinai tada jau kal. Tai daugmaž va šitaip. Atplaukėm jau 4 tašką, kol kas mums su Evaldu ramu, vienintelis Arūnas apžuvino savo masalą. Atsirado vėjas, tai nors vienas geresnis ženklas visoj mūsų šiandienos kelioniai. Ir dar, man atrodo, mes pamiršom pasakyti, kad ir naktį pilnatis dar buvo, kas irgi neprideda daug efektyvumo prie kibimo. Bandom. Visą dieną dar prieš akis. Vis keičia masalų spalvas, bandom skirtingas. Kokias, Evaldai, siūlytum va tokią šviesią dieną, kaip ir vanduo skaidrus, ką reikėtų rinktis? Ką atkreipdėmėsi? Šiaip bet kokiu atveju žvejojant saulėtų dienų daug auksą visada reikia. Plėšrūnam, sakykime, ypatingai lydekai, jai reikia, sakykime, auksą, tai jos visada labiausiai yra atsišauk. Būtent gobis Tasmanas, sakykime, tepalint su auksiniais, tai jisai saulėtų dienų labai gražio blikščiojimo turi. O ta tamsi spalva, nereikia galvoti, kad jinai nesimata, kad ir neskaidriam vandenį, jinai kur šešėlį. Jinai dangos fon. Mes čia, kai žiūrėm į vandenį, mums yra tamsu, o kai plėši žuvis žiūri, jinai žiūri dangos fono ir jai viskas labai šviesu yra. Todėl daugoms masalų ir voblerių gamintojai, pavyzdžiui, papilvis daža baltą. Todėl, kad ir, pavyzdžiui, tikros žuvis, visos papilvis yra baltos praktiškai. Todėl, kad kai į jo žiūri kažkas iš apačios, kad dangos fonį jinai kuo mažiau matytus. Tai yra toks kaip kamufliažas, sakykime. Tai aš to, sakykime, kamufliažo ir panaikinam būtent su tokiu tamsiu šešėliu, jisai blizg, kažkoks tamsiu šešėlis, lydeka negali identifikuoti lengvai ir jai tada vėl instinktai kažkokį įsijungia. Ir puola. Jo, ir puola. Na gerai, pabandom šitą tepaliuką. Žiūrėsim, gal pramuš. O visos ryškios spalvos? Iš mano praktikos, sakykime, mažiau pasiteisino didelėm žuvim. Taip galbūt reikėtų sakyti. Vis dėlto tos natūralios tokios, kas daugiau su auksu, su tepalu auksu,
daugiau pasiteisint. Kas galbūt, jeigu iš tokių ryškesnių, galbūt baltamilin, va toks yra tas... Klasika. Jo, ta klasika, bet tai vėlgi čia yra kontrastinė ta spalva, salota irgi, bet tikrai iš mano praktikos mažesnis Saligiono lydekos. Aš irgi pasakai, dabar taip permečiau greit mintyse kažkaip irgi. Fire Tigeris visos tokios mažesnės Jo, žuvys. visada, jisai tikrai renk be abejonės, bet dažnu atveju Fire Tigerį ar Wobblerį ar Gumas visada yra ultravioletai, čia yra praktiškai 95% visų masalų. Tai tas Fire Tigerį ultraviolets būtent ir gauda dažnu atveju, ne pats spalviniams, o būtent ją atsargiai per pulsai. Okay, bandom. Na. O taip, tai ką, faktas, jeigu labai tamsu, ten, sakykime, vandens užterštums labai didelį, tai mes tuos ryškalus tikrai užsidedam. Bet sako, tamsus profilis tepals, jisai lygiai taip pat labai gerai prasimuš dėl savo tamsumą dangos fone, sakykime. Tai čia tikrai nereik bijoti kažkokiam tam vadinamam mutniam vandenį, kad jūs žvejosit su tamsiu tepaliniu spalvinimu ar tuo pačiu auksu, nes jisai nutblizg. Jei tą reik, jei tai patenk ir, sakykime, jinai į tai reaguoja. Tikėkime, ir dabar sureaguos. Hopefully. Taip, truputėlis įdienojęs ir pašilus orui turėjau pirmąjį kibimą. Kažkiek pozityvumo atnešė į mūsų žūklę. Pauzė padariau. Pauzės, mačiau, kad sustojo. Na. Šoks, na? Ačiū. Taigi, su tokiu aparatu iš tikrųjų su Arūnu pirmą kartą valtis sėdim ir visai būtų įdomu pažiūrėti, kaip jis veikia. Tai va, Evaldas dabar mus plukdina į duobę, parodyti patį principą ir gal truputėlį paaiškinti, kaip su juo žvejoti, kaip jis rodo žuvį. Tai va, šitas ganėtinai įdomu būtų, nes va, pirmą kartą, tai va, norim irgi truputėlį sužinoti ir su jumis pasidalinti informaciją. Live sonar principas yra iš principo siaurą spindulę turėjom, sakykime, skirtingą gamintojai skirtingus turi, bet realiai tai figūruoja tarp 18-22 laipsnių ir pats spindulis, sakykime, jisai stovi taip, bet tokiom princip ir, taip įvardykim, 20 laipsnių kampų. Tai reiškia, jisai yra nedidelis, jisai labai konkretus yra ir kaip visi suprantam, kuo toliau, tuo platesnis spindulis bus. Ta pasekoji, visada ir diskusijos, kai vyks, kad galbūt toliau nereikėtų užmetinėti su tuo spinduliu, tam spindulį, nes jūsų matom žuvis ir masalas bus pakankam viens toli nuo kitą ir vis tiek dar matom, su žuvis dažnu atveju jau nebemata visą tą. Ir ką mes darom? Mes turim mechaninę arba turim automatinį, sakykime, kojo to vadinamo live sonarą, su kuria mes plaukdam, būtent šitaip ir sukiojam. Mūsų sonaras būna cuks į priekį ir mes iš lengva, sakykime, ieškom ir fiksuojam ekran kokio žuvį. Tai va, kaip matai, čia smulkmenos, smulkmės kažkokios biškį didesnės žuvys. Ir tą pasekoj mes skanuojam savo norimo matyti plėšrūno.
kai jau randome savo to plėšrūno, tada jau bandom jau atsistoti atitinkamų kampų, tai galbūt prieš vėjai, paruošti, patogiau metimui būtų patogesnį metimui, kad būtų. Ir jau tada darom, sakykime, link ją to viso metimo ir jau tikimės, kad jisai jau užtikėtų. Sonarą šitą geriausia naudoti vasarą, kaip atsakai, dažniausia? Ne tai, kad geriausia. Aš jau, kadangi vienas iš seniausių Lietuvoje naudojančių esu, tai aš jau esu toks nusistatęs tas Rebs, kad, sakykime, aš jį dažniausiai naudoju vasarą. Apart gidavimų, kada žmonėm parodyti reikia, bet aš naudoju vasaro, kada yra labai dienom karšt, nesinoriant vandens būti. Aš daugiau naktiniai tada su juo, tada yra vėsų, malonų, pakankamai. Žuvis geriau pagauti išgyvent. Čia dar vienas yra faktorius toks, kad, sakykime, naktį gaudant. Ir vasaro, toks daugiau relaksiukas, ta žuvis labai energinga yra, jinai tikrai laksta labai stipriai, reaguoja gerai į masalus, tai ir tie pagavimai tokie lengvesni, sakykime, yra jos. Šiuo metu dabar jį naudojat? Mes žvejybai dabar net kol kas nenaudojam, tik va. Ne, čia tik, sakykime, pažintinis toks įjungiami. Bet iš principo buvo 2 dienos atgal Elektrėnų mariose, turėjom su bičiuliais ir Gediminu Švilpa, dar Jakiūn gidavimos, IT, sakykime, žmonėm. Tai tikrai pagavom, viskas tvarkoj, žmonės visiškai praktiškai nežvejojant buvo, bet ir mano valtį ten beveik 90 cm buvo lydekėla, dar ir šamiokų, bet žinant, kad žmonės nelabai mokant žvejoti, tai tikrai geri rezultatai ir kiti kolegos pagavo irgi ten ir buvo ir 4 kg maždaug, ir biškelį dar didesnė pas vienas kolegas. Tai jį kaip ir gali to naudoti, bet aš čia galvoju, kad daugiau galbūt profesionalesnių tokių požiūrių, kam reikia, kurie jau užsikabinė, baisiai išanalizuoti kažko yra, bet ne. Reikia palikti tiek tą malonumą, tai nežiniai, kaip aš sakau, pasimėtyti, tą negalima atimti iš savęs. Pabandom, pažiūrim, gal kokią žuvytę pamatysim tada. Žuvyčių tai mes čia tikrai pamatysim, jų čia jau ir ant dugna, ir stovi. Mūsų žuvelės vis dugans nusėts. Tai mes dabar tiesiog palaksysim, pažiūrėsim, sakykime, ar kokį plėšrūną. Bet būtent, jau ir plėšrūnas yra. Jau iš tiek jau viskas. Čia ir prašom, jiems meškerytę, jeigu gali. Gerai, žinoma. To, ten. Šitą? Tuoj. Bet kaip įrodo, šaltas vanduo labai plėšrūnai reaguoja į bet kokį vandens virpės. Čia labai paaiškysiu vieno tokio situacijo. Kai vasara yra, dėl ką ir vasaro geriau yra daug planktono, žiedadulkės, dar kažkokie, gyvas vandenį, žolės, sugeri garso. Ir mūsų variklių gars, propelerė, vibracijos nėra tiek stipriai juntamos. Kai ateina atšal vanduo, žolės sukryta, plankton sargino, sakykime, ten toks jau primertis būsenos yra. Visą gyvensen išskaidriai, sakykime, ištyrėjai tam vandenį ir tą pasekoj viskas labai labai girdžiasi. Ir žuvis būna baikštė. Tai jinai iš karto į dugno lek, jeigu yra galimybė ne kažkokie seliavinė ežerai, kur 40 metrų, tai jinai, tiesiog sekundėm iš karto lek, dugnant slepės. Daug jautresnė. Jo, labai jautrios. Tai dėl to aš galbūt ir galvoju, kad rudenį, jau toks vėlyvos ribos. Toks kaip ir tiksla nebelabai yra, nes jinai vis tiek jautriai reaguoja į viso to proceso. Tai, ten vaikytis pusę dieno vieno žuvį ir padaryti 5 metioms, vietoj tą, kad tu šukuotum kažkoks akvatorijas, tiksla nėra tiesiog. Efektyviau tikriausiai toks šukavimas. Vienareikšmiškai. Nors šiandien neįrodėm tą. Kol kas. Bet tikrai aš kažkaip galvoju, kad teisingai telkiant pasirenkus, jeigu oro sąlygos teisingos buvo, žvejybos našums yra tikrai šukuojant didesnis, vienareikšmiškai. Rudenį tai vienareikšmiškai, negu, sakykime, su laivu žvejojant. Stok. Suk. Pamatęs.
Blemba, bet tu įsivaizduok, kiek iš tikrųjų per tuos pravedimus taip kartu jos vejasi, seka ir... Čia baisus reikalas yra. Karšė. O dabar, tarkim, jeigu pamatom žuvį, į kurią pusę žinot mes rankeną? Va ta, ne, va šitaip. Va taip, okay. jo. Bet aš vis tiek, bet kokiu atveju turiu omeny, kad čia bus apie 15 metrų, labai arti vis tas procesas. Tai nereik tol tiesiog. Svarbu labai stengtis į to tiesiojo trajektorijo, žinai. Čia dabar gaunas taip nuvarai ir maždaug ieškai didesnį Visada laiką. ieškai, jo, tai taip ir plaukiai. Bet aš kai, žinai, pas man meškė, žinai, ieško, viskas surado, varikelį išjungio ir mano jau viskas metim. Jo, iš karto metim, tai kol čia leidžiasi, aš ten jau pasiruošiu ar biškelį užsako iš šono kažko, žinai. Nes tada labai taip... Nes jas, bailį, bet kokiu atveju ir vasaro, žinai, yra tas bailumas. O matas irgi, pažiūrėjau, kaip žuvis reaguoja į spalvas. Tai, ne tai, kad į spalvas, aplamai kaip į masalą. Jo, tai... Bet tai taip negali pasakyti, ar jis spalva į darbo, ar į kažko, žinai, bet, pavyzdžiui, nekiom, žinai, palydž dar panašiai kažkokie procesai vyks. Ir paskui kažko, dedi, žinai, vieno, antro, nesukyba ant spalvos, viskas dedi kiot spalvos. Jeigu dar tai pačiai, dažnu atveju argi iš karto pakeičiu, į kito spalvo vėl metims, bet dažniausiai antrų jau viskas, jeigu buvo sureagavėms, jinai dar kažkiek pain ir viskas daugiau. Retai būn, kada jau bekiom, nes ten jau praleidai, kaip sakyti, jos to progo pasirodyti. Čia tas tikriausiai ir įdomiausia, kad gali pasimokyti, pats žinot, kokį pravedimą daryti, kokiu laiku, kaip žuvis reaguoja. Nes kartais atrodo mėtai tuščia, o čia atrodo seka tų žuvų milijonai. Jo, čia tų sekančių, tai, sako, labai smagi, sako, elektrėnas. Tai žmonėm, kurie iš visą tokią dalyką, taip, nematė. Bet jie, sakykime, prie dugna, žinai, yra. Jį bus yra sudėtingi iš principo. Jisai jau kaip bėga, matai, kokius greičius. Jo, ne aš. Tai jie tokie lakstūnai, tai žinai, tų lakstūnų argi stengias negaudyt. Ir tai tiem žmonėm, žinai, tas iš viso čia tok, žinai, jie ten net negirdėjo, ar per televizorių sako, Laidskai žiūr, sako, atrodo, Jėzau, čia... Kaip paprasta viskas. Kaip paprasta, ar žvejybės, tai sako, bytų tečia, kiek, sako, tos veiklos yra, tai to tikrovė pamačius, tai daugumai ten visai nebeįdomu. Paliek. O giliuose kokiuose yra skirtumas, ar giliau, ar sekliau su tuo laivu žiūrėti? Su juo nežiūriu į pačius gilius. Jeigu daleiskim seliavinėm ežerį 40, pavyzdžiui, metrų, tu pasistatai ten nuo 15, nuo maksimum 18. Ne, bet, pavyzdžiui, jeigu žvejoji, kur optimaliai gilis ten 5 metrai ar 3 metrai tokiose vietose. Ne, tokiuose čia reikia išmokti. Aš gaudau, pabandykim, meskelį. Taip. Netoli, 10, tokiais. Oi, čia viskas gal nebemeš, čia bas krūvų. Tiesiog susukiu, čia jau nebe. Tu man va čia, man į šitą taikiau, va taip, 5 metrų. Tai nekreip dėmesį, man. Dar leis, dar. Mata, stop, jau mata. Neka netampyk, laikyk. Jau buvo piesta, argi nedidelą matas. Gerai, susuk. Greit susuk, ne? Nereaguosiu. Ne, suk. Nu va, metimu. Palauk, hop, oi, kaip ir, va taip, hop, va taip, 15 gali šveisti, jau per toli. Gerai, leis, jeigu spėsim dar. Stok, ne. O, gerai, taikė, gerai. Stok, suk, ein. Suk. Svordį, suk greitai, tu nebijau. Tu turi biškelti čiuk toliau ir tu turi drąsiai, žinai, va čia esmė tik kas katroms atums, bet tu turi to metimo daryti, žinai, ne tokiu palaist, nes labai sunku tau tada yra... Tiksliai užmest. Jo, ir tiksliai, ir, žinai, ir toliau biškelį užmetė, matai, pagal atstumą, žinai, iš karto šuk, prisaka biškelį. Bet reagavo šitą. Ne, jan būt reagavus, to matai.
esmė yra visada užmeti, pradėjai leisti iš karto tempą. Nereik bijoti tempą. Čia visi visko spėjai. Aišku, čia svorę per daug mes žinai užmeti ant tą 5 gramę. Matai, viskas gali susukti. Susuk. Jau jisai nuėjęs. Tu turi greitai žinai visko daryti. Labai, dar kartą. Jas nuein. Op. Gerai, leisk. Jas į nugarom jam. Stok. Ne. Susuk. Suk. Jau, kai sako, jau. Čia optimizmui vietas nima. Metam. Davai. Op, gerai. Labai gerai mane atrodo dabar. Suklėtė. Suk. Apsisuka. Arba pristabdė. Net, suk, tu negali nuleisti, supranti? Nu, žvyba tikrai įdomi. Gali pamatyti, kaip veikia to masalas, kaip jį reaguoja žuvis, kokią animaciją, koks pravedimas sukelia žuvies atsistojimą arba atkreipia jos dėmesį. Tikrai yra iš ko pasimokinti su šituo dalyku gaudant. Bet kaip jau minėjau ir patsai matė, dabar labai reagavo stipriai, jautrios jos, tokios bėgi iš karto nuo mūsų. Vasaro visai kitoks reikals yra, tai tikrai daug lengviau sakyti. Darysim vasarą laidą. Šilčiau visiems, Taip. Pačilysėm ant krančiuką. Taip. Įdomu, smagu tikrai, kai pirmam kartui truputėlį susipažinti su ta visa sistema gaudimu, tai tokį lengvą pradžiamos lygmenį. Pusvalanduko, pasisukiojom, pasižiūrėjom, ir dar vieną tokį biškelį matom, gal net ir užmėsėm visai. Gal pabandom vieną. Pabandom, tai kaip čia jau. Va, greita, op. Leisk. O, laikyk, atein, matai? Ja. Nieko nedaryk, nereik suk, mum neš veis. Ir dabar tai plėti, čiučiut dar, kad toltų nuo jos, žinai, gal sureaguos. Biš gal ir. Ne, apsisuka. Sako, bye, Mr. Goodbye. Net kvėpavimo sustoja, atrodo, net nenori kvėpti, kai tos simbolius. Jo, tai čia. Ne, jau viskas, jau mes padarėm, ko galėjom. Baigiam vaikai. Labai gerai gavas, baigiam kalbai, žinai. Taip. Na, adrenalino yra į ekraną žiūrint, tai tikrai atrodo sustoja viskas. Ja. Na gerai, bandom dar kažką pagauti. Liko gera valandėlė, dar pamėtysim. Jo, pabandysim tiesiog pamėtyti. Jo, pašienauti. Jo. Ok, let's go. Kur mes į ten, ne? Ką žinau. Blogiau jau nebebus. Blogiau tai tikrai šiandien nebus. Tai va, šiandieną gaudom su Savage Gero kotais. Evaldai, pas tave asortimente tai tikriausiai begalė kastinginių įrankių yra. Taip. Nuo pigiausių iki brangiausių, sakykime, kas rinko jau galiom. Mes kažkaip tais nuo pernai pasilikom SG2 ir SG4 įrankius su SG8 ir SG6 ritėm. Tai realiai, kaip tokia, sakyčiau, eko šiek tiek geresnės klasės, tai man atrodo už savo kainą idealus, kas gali būti. Jo, aš pats, sakykime, Savage Gerą kotų prieš 1,5 metų dar ir nelabai, buvo pas draugs pačiupinėdavo, visą atkreipdavo dėmesį, kad jie pakankamai tokie blanks, teisings, sakykime, kai tik toks, sakykime, kainos segments, jie taip atrodė visai normaliai. Gal mano dizainui nėra patys pačiausi, bet kai pasiėmiau, sakykime, testam tuos kotus, tikrai padarė labai gerų įspūdį ir kuo toliau žvejojau, atradinėjau kelis modelius jau ir tarp favoritų ten susiradęs. Tai ir galingesniem, ir sakykime, net ir kurie buvo net toks modelis yra Big Bite specialist berods iki 170 gramų. Mėčiau, rodžiau savo video, ten tikriausiai 10 gramų, ten ešerin, va tokį kanibalčiką. Galima drąsiai mesti. Mėčiau, SG irgi 250 ritalą buvo.
ir pamėčiau, ir 4PE vals buvo. Tai turiu omeny, drąsiai ten nieko nereiks, aišku, mėtyti yra tinkamesnių įrankių, bet turiu omeny, nustebina, gerai prasme. Vat tiesiog gal mesti ir mesti pakankamai neblogai, o kai kaina yra, teisiong, tai aš vis dėlto skaito, kad, tikrai gerai. Va, už tokio kaino man negail yra mokėti, mokintis ir vis tiek dar jūs galite tikrai kokybiškai mėtyti, nėra kažkokių ten problemų. Užmetant ar sulaužant, pas man 4 ar 5, dabar galvoju savačgyrą rytės kastinginės buvo tam laikotarp, tai daug su live sonaru žvejot. Tai žinant, kad čia labai veiksams, greitai vykst ir turi greitai susukioti, jeigu nepataikai ar dar ką, tai ryte gaun labai daug apkrovimų. Nė vien nepabirėja pakol kas, bet pas mane SG8 ir SG10. Tai pigesnių neteka dar taip iš purkalė atsakyti. O šiandien mėtai, taigi su... Jo, patika irgi nustebina ir va tas SG2 koks. Ir SG6 ryte. Jo, ir tai dar net labiau patika praktiškai man ir gražesnė, taip iš principo. Iš dizaino. Jo, iš dizaino pusės. Tai tokį prabangesnė net atrodo, aštrumą pakankamai sočiai. Tai žodžiu, liuks, labai liuks. Kaip už tokio kainą. Aš irgi įsivaizduoju, kainos ir vertės santykis pas juos labai geras. Jo, ir žinant, kad dar yra, sakykime, su servizu nėra problemų. Taip. Čia irgi labai svarbus momentas yra, nes, sakykime, yra gamintojų, kurias, parsivežus viskas kaip ir ok, bet jei kas atsitinka, mes nebeturim nei kaip susitaisyti. Tai čia biškelį tokie irgi niuansėlį nemalonus būna. Ne, nes aš tai irgi pasivėjau, iš tikrųjų, ganėtinai stipriai populiarėja ta žvejyba dideliais masalais ir castingu, tai žmonės ateina irgi į parduotuvę klausia, nuo ko pradėti, kaip ką, tai ten nesiūlai tu ten iš viso labai pigių, nes ten nieko nebus. Ne, tai fakt. Nepažvejos, nes būna nusiperka iš AliExpress ryte, sako, va castingu nusipirko, ateina, parodo, pažiūri, baisu, sako, neužmesi tų masalą, paskui ateina po kelių dienų, nusipirka vieną daiktą ir kad... Aš tikiu, kad ir tam pačiam AliExpress yra tų ir kokybiškų, ir tikrai jų neblogų. Bet reikia labai atsirinkti, labai sunku. Taip. Vėlgi, nežinai, ko to parsisiūs, mažai žmonių, kas yra parsisiunti, vis tiek jie dažant naudoja daugiau tos flagmans, galbūt ten, sakykime, Shimano ar Daiwa. O iš pigesnių tokių ir nėra tokia didelė pasirinkima. Tai šiaip iš principo tai tikrai be problemų adekvačiai viskas ir dirba. Aš irgi šiandien žvejau Vestovo meškerį kietesnį, man atrodo, iki kiek užmėtimą. Jan iki 200. Jo, pas mane iki 130. Jo, tai ir jaučias, kad taip, skirtumas. O čia jau toks kvals ir 300 ryte, tai jau šniurs 6P, tai jau kaip bebuvė, tai jau toks iš sunkiosios artilerijos. Tai ir nelabai tankams jau tokiem mėtė ten, sakykime, lengvesniem masalam. Bet yra ir sako, lengvesnių tų kotelių ten ir po 130 gramų užmetimų. Labai man patiko jau nuo pernai kažkaip prilipęs jis prie rankos. O didelėm masalam čia ir nereikalingas toks sąlyginai jautrums, vis tiek tas kibims jau kai būn, jau ten tikrai visi visko suprantam. Net ir tos ilkutės jaučias gerai kibimas, svarbu, kad tas kotas be labai mažiausios kietas. Problemos, būtent labai ger pastam, sakykime, kad ir silkutė, kibims ir turėjom šiandien smulkių tokių cap už uodegų padraskimų. Ir be mažiausios problemos viskas buvo jautės, sakykime, į spinningo, tai puitam, tai čia tikrai nėra jokių problemų. Čia ne džigs kažkoks laituks, čia dirbam vis tiek sunkesnis masalas, jie apkraun mūsų spinningo, tai viskas puitam, pyra, tai jei kažkoks kibims būn, tai tikrai be problemų yra jontams. Ir paskui mums, kas svarbiausia, yra pakirtims. Nes dideliai žuviai prakersti reikia tikrai tos galios ir ten jau... Jau iš jėgos reikia. Jau reikia būtent tikrai iš jėgos ir jeigu mūsų pakirtims ir geras bus, o pats spinningas bus liaunutis, sakykime, sąlyginai, mes vis tiek neturėsim iš ką pakersti to žuvės, tai nėra gerai tada jau. Kadangi greitai temsta, operatorius jau liepia skelbti konkurso nugalėtoją, tai jį dabar matote ekrane.
Sveikime nugalėtoją, susiekite su mumis asmeninė žinute per Facebook paskyrą dėl prizo atsiėmimo. O mes nelaužom tradicijų ir šį kartą padovanosim, manau, pakelį gobių vienam laimingajam. Tai viskas, ką jums reikia daryti, prenumeruoti mūsų kanalą, paspausti patinka ir komentuoti žemiau. Ir gali dar pasidalinti su draugais, jeigu patiko. Arūnas šiandien yra realistas ir sugalvojo laiku pasitraukti iš žvejybos. Kol dar viršūniai, kol dar lydeka didžiausia. Nes mums visada sekasi. Pas mus valtį buvo įvykus truputėlį avarija šiokia tokia ir iš 4 kastinginių kotų liko tik tai 2. Tai vieną spinningą dabar dalinamės 3, vis pasikeisdami pražvėjojam. Bet paįvairinimų tikrai neblogai. Taigi o šiemet išleido kanibalus 15 ir 20 cm, kadangi irgi žvėjai labai norėjo tikrai klasikinės, legendinės ir labai kibios gumos. Visada būdavo iki, man atrodo, 12 cm, jeigu neklystu. Tokie nedidukės, tai va dabar padarė šiek tiek didesnės ir didesniem žuvim. Tikrai labai faina gumytė ir su spinningu galima drąsiai ją pamėtyti šiek tiek kietesniu. Na ką, jau labai greitai tems ir mūsų žvejyba keliauja į pabaigą, kai operatorius valtį sekasi kaip visada puikiai. Bet vis dėlto, kaip ir sako, operatorių nebijok, nepaliksim saloje, čia tikrai ne tavo kaltė buvo. Vis dėlto, kaip ir kalbėjom nuo ryto, oro sąlygos permainos yra tikrai žiaurus dalykas. Šalna pilnatis. Šalna pilnatis, saulutė, nu viskas, kas blogiausia, kas be gali būti. Gavosi. Ir dar operatorius valdė. Gavom viską, kas blogiausia. Bet, na, taip jau yra. Tikrai nesistengiam gaudyti mažais masalas. Mažais masalas tikriausiai būtumėm pagavę lydekėlių, nes ir didesnius juos patampę, padraskę, tas uodegas. Jo, pagautos 2 silkelės ant didžiųjų masalų, bet niekada daugiau kibimą ir neturėjom su didelėm žuvim visiškai. Nei prisilietimą tokią, ką galėtume įvardyti kaip didelę žuvį. Bet taip jau yra. Na čia yra žvejyba, nieko. Čia žvejyba. Čia vat, galbūt kitiems žmonėms atrodo, kad būtent ta trofėjinė žvejybos yra lengviau. Tai va, kaip matom, 3 žmonės su skirtingais masalais tikrai daug mainėm, eksperimentavom. Nuoširdžiai dirbom iš tikrųjų. Ne, nu jau atidirbom, jau ką jau darys, kaip sakyt, kai jau ant vandens atėjom. Bet, nu, nieko nepadarys. Didelė žuvis yra įnoreng, jos taip lengvai nepagaus. Jai reikia skirti dėmesio, reikia pritaikyti oro sąlygų, sakykime, dažnu atveju, kaip mums, sakykime, jau buvo apspręs žvejyba, tai mes neturėjom pasirinkimą, bet kartais, nu ir žmogus neturi, savaitgalis atėję, nu jas turi važiuoti, jo, ką tu ten neburtininkausi. Gavosi labai žemiška ir žmogiška žvejyba, nes taip kaip yra, nu, jo, ir turi sąlygas ir žvejoji. jo. Na ką, bet tikrai laikas neprailgo, valtis su puikia kompanija. Ačiū Evaldai, daug iš tavęs pasimokėm, iš tikrųjų truputėlį informacijos patys gavom, patobulėjom, manau. O jeigu kas norėsit, pasiekit ir Evaldo kanalą, ten keliamas profesionalus turinys apie spinningavimą. Tikrai labai daug ir geros informacijos ir naudingos. O ką mes dar padarom kelis metimus ir jaučiu, plauksim į krantą. Ačiū dar kartelį, buvo labai smagu, manau, pakartosim. Būtinai. Geresnių oro sąlygų. Būtinai, iki vyčių. Visą.